Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimo nuosavybei tyrimo valdybos viršininkas. Įsidėmėjot pareigybės, jo? Aleksej Gubenko atsakys į šios klausimus. Pranešimo tema – žingsniai į laisvę nuo sukčių pinklių. Šakės jums sukčiai. Sveiki visi. Tai gal viską paprasčiau žiūrėsim ir nebus ten tokio baisų dalyko, bet tiesiog paaiškisim statistiką ir kokie yra reikalai dabar. Nes kaip sakė pranešėja prieš tai, internetas suteikia žmonėms daug galimybių iš tikrųjų ir daug laisvės ir pažinčių, bet mūsų darbas tiesiog kasdien susidurti su tokiais pranešimais spaudoje ir dar tik tai yra tik mažoji dalis. Tai yra žmonės nukenčia nuo sukčių ir šiuo atveju noriu pažymėti, kad nėra amžiaus, kada žmonės nukenčia. Tai gali būti ir jaunas žmogus ir gali būti garbaus amžiaus žmogus. Tik priklausomai nuo galimybių ir nuo situacijos jisai pakliūna į vienus ar kitus spąstus. Šiuo atveju galiu pasakyti iš mūsų istorijos, tai bent jau mūsų padaliniai rekordas yra iš vieno fizinio asmens yra išviliota sukčių praeitais metais 1 milijonas eurų. Tiesiog iš vieno žmogaus, tiesiog pasinaudojo žmogaus, sakykime, neraštingumu, kiek žmogus gali užsidirbti investuodamas pinigus. Ir tam tikroje situacijoje žmogus tiesiog praranda savo nuovoką. Tai šiuo atveju noriu pasakyti, apie kokie dabar labiausiai gal mūsų požiūrį yra dominuojantis sukčiavimo būdai. Nes, kaip sakiau prieš tai, sukčiavimo būdas anksčiau, kai būdavo, sakykime, nebūdavo didelės skaitmenos, tai reikėdavo prie žmogaus prieiti, įsiteikti, atrodyti įtikinamai, pateikti informaciją. Šiuo atveju skaitmeninis pasaulis suteikia ir galimybių tiek pat ne tik žmonėms, bet ir sukčiams, kurie tai daro. Tai, sakykime, daugumas iš mūsų esame gavę telefoninius skambučius ir rusakalbiai, ir lietuviai, kurie siūlo kažką tai įsigyti, kažkur investuoti, kad giminaičiai pakliuvo į bėdą. Tai ir dabar iki šiol vyksta. Ir tai, žinoma, jie naudojasi ne tik tais, kad žmonių patikimumu ir gerais norais, bet ir norais greit ir pigiai užsidirbti, ne pigiai, o tiesiog didelę sumą, taip pat žmonių jausmais, kai jie nori padėti savo artimam, kuris pakliuvo į bėdą. Arba tiesiog nežinojimu, kad, sakykime, artėja koks deklaravimas ar sveikatos, tiesiog duomenų suvedimas, tiesiog apsimeta tais sukčiais ir tiesiog gaudo žmonės, kurie tai paklius. Kaip pavyzdys investicinis sukčiavimas, tai mes kalbame apie brangiausius telefoninius, investicinius, romantinius. Tai telefoniniai, kaip ir viskas aišku, skambina ir kažką tai siūlo. Investicinis šiuo atveju žmogus jau žino truputį, kad yra galimybė investuoti elektroniniam pasaulyje. Į kriptovaliutą visi kažkur girdėjo bitkoinai, iš tikrųjų, bet ne visi supranta, kad kurie juos perveda, ar jie tik iš tikrųjų kriptovaliutą perka, ar tik tais vaizdą kompiuteryje. Tai būna. Ir dar šiuo atveju pas mus pasitaiko taip tie atvejai, kai yra romantinis sukčiavimas. Tai yra, kai žmonės, sakykime, įsimyli į kažkokią asmenybę internete. Tai gali būti kariškis Afganistane, gali būti kažkoks, nežinau, verslininkas, dirbantis Liuksemburge ir netgi gali būti žymybė, kuri pakliuvo į nelaimę ir staiga reikia jai pervesti pinigų ir padėti. O kadangi tie romantiniai dažniausiai sukčiavimai vyksta ne vieną dieną, jie vyksta tam tikrą laiką, užmesgamas ryšys tarp žmonių, žmonės tiesiog pasiveda ant to. Phishing atakos, paskui papasakosiu smulkiau, tai yra gal masiškiausi dalykai, tai kai tiesiog nereikia įteikti nieko, reikia įtikinamą žinutę arba elektroninį laišką sukurti arba puslapį ir tiesiog laukti, kol žmonės patys paklius. Tai yra paspaus nuorodą, suves savo duomenis, perves pinigus. Arba netgi gali būti po tos nuorodos ir, sakykime, instaliuos tam tikras programas. Avansinis, tai dažniausiai, kaip mes sakykime, visi turime, žinau, giminaičių, draugų, kurie kažką perka, parduoda internetu ir netgi panaudotos daiktus. Tai ir tiesiog gali būti, kad žmogui atsiunčiamas pavedimo kopija, kuri iš tikrųjų realiai yra tik tais PDF failas, realiai nieko nėra. Žmogus pasitikė ir išsiunčia savo daiktus, taip pat gali būti ir su pinigais.
Kaip tai atpažinti? Tai čia labai svarbus darbas yra. Iš savo patirties galiu pasakyti, mes su komunikacijos atstovė jau buvom ir bažnyčioje, ir YouTube, internete, ligoninėse, autobusų stotyse. Ir gana labai yra sėkmingas variantas, tai yra bibliotekos. Ta prasme, kur žmonės ateina tiesiog gauti žinių, ateina pabendrauti ir pasidalinti tą žinią apie tai. Šiuo atveju tai čia ne dirbtinio intelekto sukurtas paveikslėliai, čia yra pavyzdžiai iš realių bylų ir aš tikrai tikiu, kad daugumos esat kažką panašaus gavę masinės žinutės tiesiog į telefoną, kad prašome kažką suvesti, gavote baudą, reikia patikslinti adresą ir taip toliau. Tai kaip ir prieš tai sakėme, tai labai reikia kritiškai vertinti tokias žinutės, nes faktiškai tas SMS išsiuntimas būna kokiam 2-5 tūkstančiam žmonių vienu metu ir tiesiog nelaukiame, kad konkrečiai tu, Jonai ar Antanai, pakliūsi pas mane. Jie tik laukia, kas pakliūs, kas paspaus. Taip pat pas mus tokie variantai pasitaiko, kai padirbame elektroniniai laiškai. Dabar čia žinoma jau reikia šnekėti su specialistais, kad įtikintų ir parodytų, kuo iš tikrųjų headeriai, footeriai skiriasi. Čia paukščių kalba sakau, bet esmė, kad elektroninių laiškų siuntėjas gali būti realiai ne tas asmuo arba ne ta įmonė, kuri prisistato savimi. Šiuo atveju turime pavyzdį irgi iš tikros bylos ir žmogus mato laiško gavėją, siuntėją realiai vieną asmenį, o realiai yra kitas asmuo. Tai taip pat yra sukčiai naudojasi tokių dalykų kaip tam tikras laikas. Tai sakykime, kalėdos artėja, visi perka kažką, siunčiasi, tada siuntų tarnybos ateina žinutės feikinės, netikros, kurios sako, kad reikia patikslinti adresą. Ir iš tiek per 2000 ar 5000 žmonių vis tiek pasitaikys, kas siunčiasi tuo metu daiktą ir jam reikia pagalvoja automatiškai, kad reikia pasitikslinti tuos savo duomenis ir įveda savo vardą, pavardę, duomenis, banko sąskaitą, kitus reikalus. Taip pat šiuo atveju, jeigu kalbam apie Vintedus, Skelbiu LT ar kitus, ar Pigu LT, ir tie masiškai žinutės yra, bet noriu atkreipti dėmesį apie kitas atvejus, kai atėjo metų šventės kažkokios ar įvykiai ir prasideda bilietų pardavimas internete. Ir kartais iš Facebooko eidami žmonės tiesiog nueina į puslapius, kurie realiai reklamuoja koncertus, kurių net nėra Lietuvoje. Ir sakykime, čia šiuo atveju, kaip matot, reklamuoja netgi tuos dainininkus, kuriems į ES yra uždrausta įvažiuoti. Ir žmonės tiesiog patiki ir perka bilietus vis dėlto ir bando nueiti į tą koncertą, o kai nueina, supranta, kad jie buvo apgauti. Taip, kitas dalykas – melagingos investicijos. Tai dažniausiai Facebookas tai būna, tai naršymas jame, tu pamatai kažkokią matytą veidą ar galimybę įžymybę, neatkreipia dėmesį iš tikrųjų, kas tai autorius šitos žinutės, ar jinai kaip atėjo, iš tikrųjų paspaudė į nuorodą, paskaitai kažką, tai galbūt iškrenta reklama, kuri pasiūlo kažkur investuoti. Ir žmonės dažnai būna, kad patys tiesiog susiveda savo duomenis ir sukčiui belieka tik paskui paskambinti ir prisistatyti. Kadangi jūs domitės kriptovaliutą, mes norime jums pareklamuoti savo produktą. Ir turim tokių atvejų, kai žmogui siūlo investuoti 500 eurų su galimybė užsidirbti 72 000 eurų per pusę metų. Čia, kai pagalvoju, ar čia realu toks yra dalykas, bet žmonės pakliūna ant tokio dalyko ir jie, sakykime, perveda 500 eurų, jiem žmogui gražina 50 eurų, žmogus patikė, kad tai yra realus verslas ir tada šioje vietoje kažkur nutrūksta sveika nuovoka ir žmogus pradeda investuoti, ypač kai jeigu jam piktavaliai atsiunčia nuorodą su netikro kriptovaliutos šiuo metu piniginės adresu ir kuris mato savo nerealų uždarbį. Kaip atpažinti tai? Tai čia yra daug būdų ir žiūrint apie kokį sukčiavimą būtų, bet dažniausiai, jeigu kalbam apie telefoninius sukčiavimus, tai sukčiai skambina ir jeigu jau pajaučia, kad žmogus susidomėjo arba kitaip, kaip sako, užsikabino ant to, jie pradeda spausti, kad staigiai dabar reikia priimti kažkokį kritinį sprendimą ir nepadėti ragelio, nepagalvoti kažkas tokio, o tiesiog dabar kažką investuoti, kurjeriui atiduoti, pervesti pinigus.
Tas pats, kai būna, kaip žmonės piktavaliai prisistato policijos pareigūnais, jie pasiūlo susivesti savo duomenis. Realiai valstybinės institucijos ir daugumos to nedaro ir neprašo žmonių, kad prašom, Petrai, aš jums skambinu ir prašau suvesti savo duomenis. Tokio dalyko nėra. Apie tai reikia šnekėti. Tai vat yra... realiai kalbant apie tai, kad tu pagalvoji akimirką, kad ar tai realu ir ar tai gali būti, kad man rusakalbės asmuo paskambina ir pasiūlo investuoti pinigus ir aš uždirbsiu labai daug pinigų. Ar tai realiai yra taip, kad pinigai iš niekur pasidaro? To nebūna. Dažniausiai šitoje vietoje labai svarbu kalbėti apie laiko tarpą, per kiek laiko žmogus investuoja, nes turime atveju, kai žmonės investuoja net keletą metų. Ir tik tai tuo metu, kai jis bando įsigryninti pinigus, jie susiduria su kita sukčių, kaip sakoma, gudrybė, tai yra susimokėti mokesčius, pervedimų mokesčiai, dar kažkas, nes kitaip visi milijonai dings arba 100 000. Ir žmogus tada pradeda galvoti apie tai, kad reikia paskolinti greituosius kreditus, parduoti butą, užsakyti kažką tai arba atiduoti savo santaupas. Kaip tai daryti? Tai visą laiką tikrinkite informaciją. Jeigu gavote žinutę, kad Pigu LT, ar tai tikrai yra Pigu LT siuntėjas, ar tai tikrai Delfi publikacija, galbūt nueiti į tikrą Delfi puslapį ir pasiskaityti, kaip pavyzdys, ar tai yra realu, ar yra toks straipsnis. Jeigu jaučiate, sakykime, kad jums skambina ir jums įtartinai įtarimą sukėlė tas skambutis, tai tikrai gali būti, kad jūsų kaip sakoma, spėlionės pasitvirtino ir jums reikia tiesiog šiuo atveju padėti ragelį ir pagalvoti ir pakalbėti su žmonėm, kurie yra šalia jūsų. Taip pat netidarinėti nuorodų ir nespaudinėti visokių neaiškių pasiūlymų, kurie iškrenta internete. Tai kaip ir sakėm prieš tai, visada yra higiena, tai yra slaptažodžių naudojimas, nevesti savo duomenų, kai bandai investuoti kažkur, ieškoti pats, nes tu tiesiog tokiu atveju atidarai kelią sukčiams ir pasitikrinkite siuntėją. Ir bet tokiu atveju būna, kad mes daug šnekame apie prevenciją, bet dėl to žmonės pakliūna į sukčiams, tai ką daryti. Tai visada prašau jūsų, kreipkitės į mūsų policiją, mes padėsim visko, ko galim, taip pat kreipkitės į savo banką apie tai, nes tai yra galimybė per kuo trumpesnį laiką pranešite galimybę susigrąžinti pinigus. Taip. Ir informuokite apie artimuosius apie tą dalyką, kai, sakykime, jums įvyko sukčiavimo atvejis, nes dažnai būna tokiais atvejais, kai žmogus sako, man buvo gėda, nenorėjau pasakyti, kad aš tapau sukčium arba prisipažinti kitiems. Čia nėra tokio dalyko kaip gėda, tiesiog yra blogi žmonės, kurie daro blogus dalykus ir pasinaudoja gerų žmonių tiesiog gerą valią. Ir labai čia gerai to vietoje iniciatyva yra, kad bibliotekose ar kitos vietose reikia dalintis su draugais ir artimaisiais apie tai. Nes gali būti, kad jūs nepakliūsite sukčiui, bet jūsų tėvas arba vaikas gali užkliūti arba kaimynas ant sukčių kabliuko. Diskutuokite apie tai tuos naujus būdus, kaip jūs tapote sukčio auka, arba galbūt netgi kaip apsisaugoti nuo to, nes tikrai tai veikia. Ir būkite budrus. Čia daug šnekėjom, trumpai per tokį trumpą laiką labai sunku paliesti visas temas, apie ką mes galime šnekėti, tik noriu truputį grįžti prie skaičių, tai kad nuo šių metų sausio 27 dienos jau pradėjo veikti bendras sukčiavimų prevencijos centras Lietuvoje, tai yra departamente, visi sukčiavimai eina į tą centrą ir automatiškai pranešami visos žinios, tai yra bankams, institucijoms ir bandoma sustabdyti jūsų pinigus, jeigu jie iškeliavo. Kaip ir sakė prieš tai pranešėja, jau šiais metais yra padaryta žalos žmonėms daugiau negu 22 milijonų eurų. Ir tai tik tais metų, sakykime, 2 ketvirčiai. Tai dar toliau bus, tai skaičiai didėja. Matote, beveik 13 000 pranešimų, kuris tas centras apdorojo ir dar tai nesustoja, bet žinoma, ne visos bylos yra
Šie pranešimai vyksta bylomis, nes šiuo atveju mes kalbam per visą Lietuvą, šiai dienai yra virš 4100 bylų. Tai yra visos teisėsaugos institucijos tyria sukčiavimus susijusius. Tai yra 20% daugiau negu pernai. Tai norėjau tik tiek trumpai, ačiū už jūsų dėmesį iš tikrųjų ir jeigu ką, aš baigiau. Ačiū, Aleksėjau, geras pranešimas, bet atrodytų tiek daug kalbam. Ta prasme, na, televizijoje tikrai kas antrą, kas trečią dieną, kas nors iš banko, iš policijos apie visokius patarimus dalinasi, bet vis kas nors užkimba. Ir kaip jūs sakote, atrodytų gal šiaip keista, jūs susidūrėte situaciją, kai skambina iš kokio nors Google'o, Vokietijos padalinio, kažkodėl tai kalba rusiškai ir nebūnėme vokiškai. Ir tikriausiai didžioji dalis lyg ir neužkipsim, bet kaip jūs sakot, vienas iš kokių 5000 gali imti ir užkipti. Tai dėja, taip užkimba tiesiog, kaip sakau, yra daug institucijų, turis visokių, sakykime, iniciatyvų. Šiuo atveju mes Kauno apskrityje irgi vykdom iniciatyvą Nepasiduok. Tai yra viešose vietose ir bibliotekose, ligoninėse, bažnyčiose. Visur tiesiog informuojam žmonės apie tai, kad kokie yra pavojai tykomus internete. Kam pirmiausia skambint susidūrus su sukčiavimu? Bankui ar policijai? Šiaip jau. Šiuo atveju policijai, visada sakau, paskui bankui ir artimiesiems. Bet bankui, artimiesiems jau, kad pasiskolint pinigų tikriausiai. Ne. Bet bankui skambint taip pat, ko gero, kuo greičiau, kad užblokuotum savo sąskaitą. Nes yra mechanizmai, kur tiek bankai, tiek policija gali sustabdyti pinigus, kurie dar išėjo. Tai čia labai svarbu, kad nelaukti tam tikro laiko ir tiesiog kuo greičiau informuoti mus. Ačiū Jums, visokeriopos sėkmės dirbant šį labai svarbu atsakingą darbą. Dėkui Jums. Ačiū.